Labadiena. Labadiena. Mūsų pašnekovas Remigijus Žemaitaitis, partijos Nemuno aušra pirmininkas. Dar sykį sveiki gyvi. Remigijau, tie rinkimai tikrai buvo gana sėkmingi jums. Jo. Bet kas dabar vyksta po to antro turų ir mes jau net nebesuprantam, ką mes čia išrinkom, kas yra kas. Kaip įvertintumėt Vilijos tą tokį... Aš kai juokauju, kai politikui, šiaip taip kiek jau metų domiuosi politiką arba kiek jau dirbu toj politikoje, tai aš dar tokio fenomeno nesu matęs, kad išrenki žmogų į Seimo narius, išrenki žmogų į premjerus galimus, na jau faktas, kad kaip premjeras, ir sako, ne, aš dabar ne premjeras, dabar aš nebūsiu premjeru. Tai Lietuvos istorijoje to nėra buvę. Antras yra dalykas, kad irgi pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kad dar vyriausybė nesuformuoto, jau yra vyriausybės krizė. Istoriškai šitas įvykis, socialdemokratų įvykis, įeis kaip į tam tikrą didelę politologinę istorinę knygą, apie kurią daug studentų moksleivių rašys, nes iš tikrųjų bus, nes pasaulio Europoje, vėlgi, aš pamėginau čia per keletą naktų perbėgti, pasižiūrėti, kiek yra buvę tokių atvejų. Nėra tokių atvejų, nebent jau likus ten savaitę, 2 savaitėm iki premjero paskirimo išaiškėjo, kad kokie tai dideli korupciniai dalykai buvo, arba negauna pažymų ir tada premjeras atsisako ir pereina kažkas kitas iš lyderių. Korupciniai dalykai kitoj barikadų. Būtent tai liberalų sąjūdžio, nes liberalų sąjūdis visokių velnių ir konservatorių partijų. Ir aišku, su konservatoriais kas vyks? Jo. Tai kodėl tada tokie pakrikę socialdemokratai? Aš manau, kad Vilijos Blinkevičiūtės sprendimas nekandidatuoti, aš jūsų laidoje dar vasarą mes darėme šičia video kaip tik Šilutėje, kaip ir sutapimas ir dabar Šilutėje darome. Aš tada pamenu, sakiau, kad tikrai Vilija Blinkevičiūtė neįsi tos premjeros ir jūs netikėkite. Yra didžioji bėda, kad dalis Lietuvos žmonių vis dar tiki kažkokiom tai pasakom, kad maždaug, bet čia politikas nusako, tai bus. Tik sąžiningų pasakymų, jeigu žmogus žiūri kameras ir sako, taip, eisiu, tai aš irgi linkusi patikėti, aš turėtų taip naglai meluoti. Bet, likus 2 savaitėm iki rinkimų buvo akivaizdu, tai tiesiog jau buvo 10 interviu, kiek be buvo, visos interviu nusuktos ir visą laiką buvo glūnės. Aš prisidėsiu prie vyriausybės formavimo. Jinai tai buvo pasakyta. Galiausiai formuluotė to. Tai formuluotė rado galinės sėdynės, ar kaip? Jo, tai maždaug kaip ir Gabrielius Landsbergis, nors mes irgi pamenu, tada buvo rinkimai, bet mes puikiai visi žinom, kad Ingrida Šimonytė bus premjerė. Tiesiog jau buvo aišku, ne. Ramūnas Karbauskis 16 metais, mes puikiai žinom, kad Saulius Skvernelis bus premjeras, ne. Socialdemokratai dabar buvo aiškiai pasakyta, kad aš tikrai būsiu ta premjerė. Vienu metu rugsėjo mėnesį buvo bandoma pateikti tipo kaip Paluckas, kad galėtų būti premjeras, jis yra. Bet čia problema yra kita, čia tas kamuolys perkris socialdemokratams. Kaip jie šitą sugebės paaiškinti, aš neįsivaizduoju. Čia turi būti kokia liga, bet jeigu liga, tada automatiškai jūs žurnalistai duos klausimą, o tai kodėl tu į Briuselį tada važiuoji? Jeigu tau liga, tai tu gydykis, ne? Tai iš karto pagaus... Bet apie tą lygą, juk žmogus ir žinojo ir anksčiau tada... Gali būti ir žinot, gali staigiai atsirasti lyga, visko gali būti. Čia toks, negali nenuspėti. Bet galų gale tai yra atsakomybė. Jo, tai va čia yra niuansas. Partijos lyderio, palaukit, tai ne tortas, kurį tau duoda kaip prizą. Tai apie ką aš ir kalbu. O tu turi įsipareigojimą jau tiem, kuriuos... Taip, vienareikšmiškai. Plius dabar politinės jėgos, centro kairės politinės jėgos, visos mes buvom daugiau mažiau kalbėjom, kad socdemai faktas, kad laimės, kad ta banga eina, kad tsunamis prieš konservatorius atsirado, daugiau mažiau mes viską tą buvom galvoję. Bet Nemuno aušra buvo dalis to tsunamio. Dalis to tsunamio buvo tikrai 20 žmonių, didelis ačiū jums ir Šilutė, tai yra rekordas sumušė visam Lietuvos lygmenį, 38% gavau rinkėjų pasitikėjimą vien Šilutėje, tai įsivaizduokite, pusė Šilutės rajono prabastavo. Jeigu būtų prisipažinus, kad nafik niekur aš čia, tai nebūtumėt jūs daugiau gavę? Mes būtumėm gavę tada apie kokias 28-29 vietas ir jeigu mes kalbame apie galimybę turėti pozicijas jau vienmandatėse apygardose, tai aš manau, kad vienmandatė apygardų mes būtume visose 13 ir laimėję, jeigu net nedaugiau būtų išėję. Bet jo, Tai mes visi išdurti apgauti. Aš manau, kad mes... Suvilioti ir pamesti? Bet gal taip, reikėtų... Apie rinkėjus čia. Aš manau, kad taip, daugiau rinkėjas liko suviliotas, pamestas, bet rinkėjas, supraskite vieną dalyką, rinkėjas darė jisai, kaip ir, bet ką daryti partiečiams, ką daryti merams, tai jiegi liko su tais vadinamo Masilo ausimis prie veidrodžio stovint, kur merai dirbo, vicemerai dirbo, tarybos nariai dirbo. Dabar mes Šilutėje turime socialdemokratų frakciją, turim pakankamai daug socialdemokratų. Tai žinot, kaip tu po to socialdemokratų Šilutėjęs? Jūs norėtų iki vakaro jas, susitikė žmogus, tai kodėl Vilija neįėjo premjeras, tu atsakyk. Ne Vilijai reikės atsakyti, bet reikės Tomai atsakyti, reikės Andriui atsakyti, reikės Kristinai atsakyti, reikės Ingridai šičia atsakyti. Jiem reikės atsakyti, dėl ko tu neįėjai.
Čia Šilutėje tokia Antanas yra Švėkšnos, yra vienas, tai tu ten gyvo užmuš visą Švėkšnos turgus. Nes jis įsiemėjo su transparantais aiškinamas, kad reikia balsuoti už Viliją Blinkevičiūtę, nes mes nušviesim šviesų rytoj socialistiniai tiesoj. Ir dabar tos socialistinės tiesos nėra, Vilijos nebėra. Gal atves Gintautas Paluckas? Matot, kaip gal nesvarbu, kas vesi tą gerovę? Jo, Gintautas nėra blogai ir tas Gintautas Paluckas ar dar kažkas. Konfliktai pradės jų pačioj viduje partijų. Tai aišku, jie čia turės aiškinti, čia jau jų reikalas, bet aš manau, kad didžioji dalis žmonių Viliją Blinkevičiūtę įsivaizdavo kaip ikoną, kaip Šventąją Mariją, kuri iš tikrųjų suteikė tą globėjo statusą. Ir jinai buvo, būkim bėdė, bet teisinga, tikrai Jurga, jinai tą vaidmenį labai gerai atliko, Vilija labai gražiai kalbėjo, debatuose labai tvarkingai atlaikė, jokios emocijos, jokio barnio įsipešimo su konkurentais, nesikoliojimo. Tai viskas buvo tikrai labai taktiškai. Čia tikrai Vilijai galim rašyti 10 balų iš 10 iš visų mūsų konkurentų, kurie mes kandidatavome. Tai neprievartaukim dabar jos. Ką išprievartauta jis tas premjerės? Negana, kad priekabėvo kažkas. Gabrielius ją... Prievartauja iš visų pusių. Gabrielius polinkį turi. Vyresnės moteris. Jinai nepasiduos. Ne, jinai nepasiduos. Kitas dalykas, aš kažkodėl tai jaučiu, kad jos ir draugas, manau, kad nenori, kad jinai tu tos premjerės. Aš puikiai įsivaizduoju. Romėje abudu savo dviese gyveno 20 su virš metų. Niekas niekur nelindo, jokios apsaugos nebuvo, viskas. Tai dabar nei jinai pas tą draugą į Mažeikius galės nuvažiuoti, nei jie galės susitikti, nei jie galės kažkur tai gyventi, nei jie patostogauti. Nes aš suprantu, kad pas Viliją formuoja... Bet jinai tą žinojo. Čia yra tokia daina. Remigijau, tu tas eilėraštukus. Tai yra dainelė. Nieks kits čia nekals. Mergužėlė tu pati. Ta gerai žinau. Bet aš manau, kad kitas darbo niuansas, socialdemokratai nesitikėjo, kad gaus tiek daug žmonių nepalaikymo, bet socdemai negavo daug palaikymo. Pirmam turė. Jo, ir jie nebūtų jokių rinkimų laimėję. Bet visi balsavo prieš konservatorius. Tai buvo balsavimas prieš, kaip buvo prieš Ingridą Šimonytę, kad tik nepatektų. Tai lygiai taip pat socialdemokratai. Tai jie galvoja, kad gaus apie 40 vietų, tada bus plati koalicija, tada Vilija atsistos, sakys, kad man sudėtinga formuoti tą daugumą, nes nėra stabiliai. Kai tu dabar gauni 52 ir tu supranti, kad nuo sausio 1 dienos kūras didėja nuo 6 iki 16 euro centų priklausoma, elektra kainuoja iki 3 euro centų padidės, dujos brangsta, centralizuotas šildymas brangsta. Ir jinai, bet kokia atveju moteris, kuris saugo savo prestižą, jinai saugo savo vardą ir jinai dabar galvoja, Jėzus Marija, tai ką aš sausio 1 padarysiu? Taigi man duos už klausimą. O jūsgi žadėjote. Galų gale gal ir nuversi, vėl iš to kažkas. Plus pasižiūrėkite, koalicija niekaip nesiformuoja. Tai yra antras epizodas. O tai kaip tai koalicija? Kaip du šunys, kurie pjaunasi tarpusavį baisiausiai. Kaip tai, kažkaip tai atrodo rinkėjams? Žiūrėkit, dabar aš tai labai keistai. Ramūno Karbauskį aš pažįstu nuo 2016 metų. Man tai yra, nesuprantu šito žmogaus. Žmogus, kuris turi 6 Seimo narius, 2, kur jam nepriklauso ir bet kada gali išeiti, 2. Ir jisai tarsi tampa premjeru dabar, jisai formuoja koaliciją. Pagal jo tą poziciją. Skvernelis irgi formuoja, o tai tie 2 formuoja. Bet O Blinkevičiūtė deda į krūmus. Jo, tai va, bet žiūrėkit, ką aš noriu pasakyti, jeigu mes kalbame apie valstiečius, ne? Tai dabar žiūrėkit, aš esu melagis, Saulius Skvernelis išdavikas, o Vilija Blinkevičiūtė vagis. Ir melagė. Ir melagė dar jis pavadino šiandieną. Nes nereikia pavadinti, jinai yra melagė. Tai dabar žiūrėkit, aš dabar sėdžiu ir galvoju, tu norėtumai su tokiu dirbti į koalicijai? Tokia koalicija, kur vagis, melagis ir kas dar? Vagis, melagis ir išdavikas. Ir išdavikas. Tai, Bremeno muzikantai, beveik gaunasi, ne? Ir tas ant viršaus sušoka gaidys ir tada maždaug rimti, ne? Tai dabar gaunasi, kuris gali užšokti ir dabar jie visi žiūri ir nesupranta, nes tas arklys gaunasi, kad socialdemokratai, kad pagal dydį ir patai dabar tas Žemaitaitis jie ten stebi, tai jį ir galvoja, kaip čia dabar supras, kas yra. Bet mintis yra kur, Jurga? Mintis yra problemoje, bus problema viena, bus problema pakankamai didelė, nes Saulius, tikrai, aš būdamas vietoj Saulius, aš tikrai su valstiečiais neičiau jokią koaliciją. Dabar mes turim liberalų sąjūdį, kur Gentvilas jau ją išvadino tiesiog apgavikė, melagė ir nesažininką žmogumi Blinkevičiūtė, ne? Tai reiškia, jau jie į koaliciją ir čia nebegali eiti.
Nes kas atsitinka, tada atsitinka centro kairiojo jėga. Ir dabar, kada visi apsipyksta, Saulis neina, Karbauskis, Ramūnas sutinka, sako, su bet kuo sutinku, svarbu, kad... Nes per mažai galvų turi. Jo, svarbu. Jo, ir sako, sutinku, svarbu, man leiskit frakcijai kurti ir kad neišdraskytit man tų frakcijos narių, nes draskimas bus ir mano puls, ir jo puls žmonės, magys pervilioti postais ir panašiai. Bet čia yra įdomus dalykas, žiūrėkit. Jeigu Ramūnas su Karbauskiu, tikrai, aš nežinau, Saulis, tikrai jis neįsivaizduoja, kas turėtų būti, kad Saulis eitų, tada liberalai neina su valstiečiais ir kas atsitinka? Ir tada atsitinka Vaivorykštės koalicija. O Vaivorykštės koalicijai jau tu dalyvauti gali. Ir tada seksualinis priekabiavimas politiškai brūkšneliu Gabrielius Landsbergis, jis ateina pas socdemą ir sako, žiūrėkit, aš jums sakiau, formuojame Vaivorykštės koaliciją. Ir kas atsitinka? 52 socialdemokratų, 28 konservatorių, jie turi 80. Pagaunat, kur yra mintis? Klausimas yra, ar čia nėra... Ką nori, tą daro. Jo, ką nori, tą tu darai. Tu nori tam apkaltą inicijuoti, tą uždarai, nori, tu tą. Susitvarko su visais opozicionieriais per 4 metus. Tave vėl išmeta iš Seimo? Mane išmeta iš Seimo. Pirmiausiai. Čia net abejonių neturėkit pirmoje vietoje. Patvarkys per ateinančius kelis mėnesius. Ir žinot, kas atsitinka? Ir jie suformuoja dvipartinę Amerikos sistemą. Kas galėtų paneigti, kad toks planas nėra kažkur parašytas? Dvipartinė, kur abiejų vieną pusę. Dvipartinė sistema. Taip, žiūrėkit. Karbauskas jau taip ar taip nebėra Seime. Jo nebėra. Frakcija jo paima, perima, jie sugriauna. Saulius Skvernelį, jisai turės frakcijas, jie išlaikys. Liberalų sąjūdis taip ar taip tarnauja konservatoriam, nes jie kito pasirinkimo nebeturi. Ką tu turi dvipartinę. Nes Laisvės partiją sunaikinai, Darbo partiją sunaikinai, Lenkų partiją sunaikinai, Regionų partiją sunaikinai, Liberalų centristų partiją, Laisvės ir teisingumo partiją sunaikinai. Jie sunaikino visas politinės partijas, plus komitetus rajonuose, miestuose dabar naujų nebegali įsikurti pagal naują rinkimų kodeksą. Kas atsitinka? Viskas. Dvipartinė sistema. Dvipartinė sistema Lietuvoje. Tai va čia bus klausimas, o sudėtingiausias variantas tai yra prezidentui Gitanui Nausėdai. Man tai jo šioje istorijoje gailiausia yra, nes kaip ir yra tas jaunikis suviliotas, nes socdemai davė paramą ir dabar jam, įsivaizduok, kaip yra sunku prezidentui išeiti iš tos situacijos. Nes, jis irgi išdurtas realiai. Aš įsivaizduoju, kad jis yra apgautas lygioj vietoj, nes kai jie tarėsi, tai jam nesakė X planą, kad Vilija pabėgs. Aš žmogus, tikrai tikėjo, kad... Jie spaudė ir... Jie pamenat, kai spaudė, kad tu eik, tu tada nekandidatuok. Einu, pamenat, tas pokalbis. Ir aš dabar įsivaizduoju, sėdė mūsų ekscelencija prezidentas Gitanas Nausėda. Ir aš įsivaizduoju, jam dabar kaip toj situacijai išeiti. Nėra. Jisai gali sakyti, Vilija, būk gera bent laikinai, pabūk po pusės metų. Po pusės metų koks nors kils skandalas vyriausybei, tu pasitrauksi ar ten, nežinau, eisi nukrisi nuo laiptų. O kodėl Gabrielius pasiplovė? Gabrielius, aš manau, pasitraukė dėl Foxpayo byloj. Mano skaičiavimais ir mano vertinimu turėtų Tėvynės sąjungai pareikšti įtarimus baudžiamoje byloje dėl prisidedant valstybės pinigų grobstymo ir kišininkavimo. Todėl Gabrielius bėga kuo toliau, kad su jie pavardė ir su partija nebūtų susieta. Sekantis epizodas, aš manau, bus Gintarė Skaistė, kuriai turėtų būti irgi tose byloje pafigūruos. Nes partijos nariai figuruoja toje vietoje. Tai jeigu partijos nariai figuruoja, Gintarė Skaistė paskyrusi savo yra Bikštytė viceministrė, o jos viceministrės sūnus dalyvavo Foxpayo šitoj visoje aferoje. Ir visas triubai įstrėps Radvilė, kaip ir su Bartusevičiu. Tai va, o Radvilė yra nekaltas avinėlis aukojamas puotoje per sumą arba parvatyvą. Ir ta Radvilė stovi ir sako, Jėzus Marija. Pridengs visus. Jo, žinot, po pedofilijos skandalo jau šitas skandalas yra nulis, jau Radvilė, viskas. Ingrida Šimonytė visą laiką sarkastiškai šaipysis iš visų, bet visą tą istoriją lemia jau važiuojame 27-28 metus yra. Ir tai, ką šiandieną vyksta, ką daro socialdemokratai, kad jie nedirba koalicijoje, kad jie neformuoja tos koalicijos, kad jie pasimetė tarp savęs, konservatoriai, atsiminkit, šiandien dienai mano interviu, 28 metais, jeigu taip socialdemokratai žais ir turės daugumą tik 78, 28 metais konservatorių bus Seime 76-77. O tada bus numeris 2. Prezidento rinkimai yra 29 metų. Reiškia, Gitanas Nausėda turės tvirtinti Ingridos Šimonytės, Gabrieliaus Landsbergio vyriausybę. Ir tada, kas bumerangas atsisuka kitų galų.
O ką daro Remigijus Žemaitaitis ir jo Nemuno aušra? Remigijus Žemaitaitis mes toliau dirbsim matyti mažumoje, ne opozicijoje. Aišku, viskas matysis, kaip čia viskas klijuosis mums. Mes ruošiame savivaldos rinkimų 27 metam. Mes suprantame, kad dabartiniai valdančioji daugumoje vietos mums nėra, nes ten daugiau matyti yra interesai, o ne valstybės ateitis ir valstybės vizija. Nes jeigu turėtų valstybės ateitį ir viziją nusipaišę, tai šiandieną konstitucinė dauguma su 86 arba 90 Seimo narių, tai nieko ko gero nėra geriau dekonservatizuoti. Tai galima šnekėtis ir mes esam tie, kurie mes galim diskutuoti. Na, paimkite 52 socialdemokratus. Ir vien tik jūs, ir nereiktų nei Skvernelio su... Ne, dėl stabilumo tikrai reikia. Dėl stabilumo reikia. Dėl Karbauskio, aš manau, niekas nebenorės dirbti. Čia, kai buvo savo laiku man užbriežta raudonieji kordonai, dabar tie kordonai ir tos punktyrinės linijos, kaip jas gal buvo ištisinės dvigubą liniją, dabar ištisinė jau viengubą, dabar žiūri viengubą jau su punktyru atsiranda su teisė įvažiuoti dešinioji posūkiu, po savaitės jau sakys ir kairįjį posūkį duodam Žemaitaičiui, o dar po savaitės, žiūrėkit, punktyrinės linijos nebebus, bus vieneismas kelias į vieną pusę, žinai, tai jau Žemaitaitis galės važiuoti. Aš tiesiog, aš matau, kad tai, kas dabar vyksta, tai yra tiesiog žmonės, nemato valstybės grinai 10 metų į priekį. Tai yra, arba tu matai valstybę, arba nematai. Kažkas mato. O, pavyzdžiui, aš tai ją matau ir aš matau, kokie iššūkiai yra. Ir tie, kurie tą daro strateguoti. Tai, o kadangi pas konservatorių partija yra vieni kiečiausių strategų, jie turi išnimti. Tai pagrindė rusai tenais ir yra, daugiau kito pamokų, aš manau, nėra, nes vakarų to neturi, nes panašią technologiją taiko tik tai Vladimiras Putinas ir dabar Sakartvelas pritaikė. Praktiškai tai, ką taikė Gabrielius Landsbergis, tą taikė Sakartvelas dabar. Nes Sakartvelo valdančioji dauguma bandė atriboti prezidentę nuo proeuropietiškų pažiūrų, tada jie formavo vyriausybę, televiziją, tą, ką daro dabar LRT ir kiti kanalai. Ne? Esmė, jeigu paimsim Sakartvelo rinkimų kompaniją, tai yra viens prie vieno konservatorių dalykas. Tik tiek, kad koks pliusas Sakartvelo ir jų. Sakartvelas turi daug rusakalbių palaikančių žmonių, tai jiem yra pliusas, o konservatoriai turi kitą pliusą jaunų futuristų, kurie jokio suvokimo neturi. Tai yra tiesiog jauni tie, kaip pasakau, geniukai iš Vilniaus, kurie žiūri tuos konservatorius, sako, aš irgi noriu taip gerai gyventi kaip Monika Navickienė, 4 nelegalūs namai regioniniam parke. Tai vat principas kažkas va to. Kągi. Bet tą reikia nepamiršti ir ateinančias 2-3 savaitės mes, kaip aš juokauju su Širinskienė, mes baigėm iš vieno prekybos centro visus popkornus išpirkti, nes kiekvieną vakarą žiūrėdami panoramą žinias mes susirašom sakinį, sakau, dabar žiūrėk bus toks planas, dabar toks planas. Ir jis realiai pildosi, ne? Tai socdemai turi didelę dilemą, aišku, čia jų yra reikalas. Ir dar trumpa replika, premjeru taps tas socialdemokratas, kuris susitikrins didelę konstitucinę daugumą Seime. Va tas ir bus premjeras. O tas, kuris turės 76-8, kitų metų Liepos mėnesį mes jau turėsim reikalų. Ačiū, tai buvo Remigijus Žemaitaitis ir jo prognozės. Ačiū Jums. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.